Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Ar jums yra buvę taip, jog rimto darbo įkarštyje staiga pažiūrite į laikrodį ir atrodo, jog sekundės rodanti rodyklė yra tarsi sustojusi, tarsi norėtų trumpam atsikvėpti? Po šio momento laikrodis toliau tiksi, tarsi nieko nebūtų nutikę. Jeigu taip yra nutikę, nerimauti dėl to tikrai nereikėtų. Tai yra normalus reiškinys, kurį mokslininkai vadina sustojusio laikrodžio iliuzija. Londono universiteto mokslininkai su savanoriais atliko eksperimentą, kurio metu prašė savanorių žiūrėti į vieną tašką ir staiga pasukti galvą ir pažiūrėti į laikrodį. Savanoriai pripažino, jog sekundės rodanti rodyklė buvo sustojusi ilgiau negu turėtų. Mokslininkai susiejo sustojusio laikrodžio reiškinį su žmogaus pojūčiais ir padarė šią išvadą. Akių nukreipimas nuo vieno taško į kitą yra itin greitas veiksmas, į kurį dažniausiai neatkreipiame dėmesio. Tačiau tokio veiksmo metu regėjime atsiranda nedidelė pertraukėlė. Pabandykite ištiesti rankas į priekį ir staigiai judinti akis nuo vienos rankos rodomojo piršto iki kitos rankos rodomojo piršto. Ir pastebėsite beveik nematomą tamsos blyksnį. Taip yra, nes jūsų akių teikiama informacija yra trumpam atjungiama. Būtent dėl to yra patiriama sustojusio laikrodžio iliuzija. Ši teorija yra pagrįsta tuo, jog mūsų smegenys pasaulio suvokimą formuoja iš duotuoju momentu patiriamų pojūčių. Staigaus akių judesio sukeliamas pertraukėlės reikia užpildyti, todėl mūsų smegenys jas užpildo tuo, kas seka po pertraukėlės. Kuo ilgesnis akies kelias iki antro taško, tuo ilgiau atrodo sustojusi laikrodžio sekundės rodanti rodyklė. Įprastai ši pertraukėlė nėra juntama, tačiau jeigu akys nukreipiamos į kažką, kas juda precizišku ritmu, pavyzdžiui, į laikrodį, jūs pajusite šią pertraukėlę kaip užsitęsusi sekundę. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Be Tabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.